Individualios veiklos pajamų ir išlaidų žurnalo pildymas nuo A iki Z. Žurnalo pildymas nėra sudėtingas, tačiau yra dalykų, kuriuos geriau žinoti negu vargti. Atsiverčiame tuščią žurnalą, kurį galima atsisiųsti iš individualiveikla.lt svetainės. Tikslus atsisiuntimo adresas, kaip nurodytas ekrane, taip pat atsisiuntimo adresas nurodytas prie šio video filmuko. Patarimas: apskaitos žurnalo vedimui patogiau naudoti skaičiuoklės formato šabloną, kadangi žurnalo vedime reikalingi aritmetiniai veiksmai. Pirmiausia, užpildome apskaitos žurnalo antraštę, kurioje įrašome individualios veiklos vykdytojo vardą ir pavardę. Toliau įrašome individualios veiklos vykdytojo asmens kodą. Toliau pasirinktinai įrašome individualios veiklos pavadinimą, būtent tą pavadinimą, kurį naudojate pristatydami savo verslą. Tarkim, yra braškių verslas. Perkame didelį kiekį braškių, kurias vėliau pristatome į parduotuvėles ar kioskelius. Versle taikome duomenų kaupimo principą. Perkant braškes gauname sąskaitą faktūrą, kurią įtraukiame į žurnalą. Į pirmą skiltį įrašome įrašo eiliškumo numerį, šiuo atveju rašome vienetas. Į antrą skiltį įrašome įrašo atlikimo datą. Į trečią skiltį įrašome gautos sąskaitos faktūros išrašymo datą, dokumento pavadinimą, mūsų nagrinėjimo atveju tai sąskaita faktūra, ir sąskaitos faktūros numerį. Į ketvirtą skiltį įrašome tai, kokia ūkinė operacija yra grindžiama dokumentu, mūsų nagrinėjimo atveju tai braškių pirkimas. Į penktą skiltį nerašome nieko, nes šiąją operaciją verslas patiria išlaidas. Į šeštą skiltį įrašome patirtų išlaidų sumą. Septinta bei aštunta skiltis skirtos išlaidoms, o jas galima laisvai priskirti pagal savo verslo pobūdį. Taigi, užpildėme apskaitos žurnalo vieną eilutę, įtraukdami apskaiton verslo patirtas sąnaudas. Užpildykime dar vieną apskaitos žurnalo eilutę. Tarkime, braškių verslas nuomoja patalpas ir už nuomą gauna sąskaitą faktūrą, kurią įtraukiame žurnalan analogiškai kaip ir sąskaitą faktūrą už braškes. Tik šiuo atveju sąnaudas įrašome į septintą skiltį, kurią patys prisiskyrėme nuomos sąnaudoms. Taigi, užpildėme apskaitos žurnalo antrą eilutę, įtraukdami apskaiton verslo patirtas sąnaudas už nuomą. Dabar užpildykime dar vieną apskaitos žurnalo eilutę braškių pardavimo atveju. Tarkime, braškių verslas išdėstė braškes į dėžutes po 1 kilogramą ir pristatė į kioskelį. Už braškes išrašė sąskaitą faktūrą. Kadangi braškių verslas apskaitai taiko duomenų kaupimo principą, todėl sąskaitą faktūrą iškart įtraukia apskaiton. Tik šiuo atveju išrašytos sąskaitos faktūros suma įrašoma į 5 laukelį. Taigi užpildėme apskaitos žurnalo trečią eilutę, įtraukdami apskaiton verslo pajamas už pardavimus. Imkime ir susumuokime sąnaudas bei išlaidas, taip įvertindami rezultatus, kaip sekėsi braškių verslui per šį laikotarpį. Matome, kad braškių verslas gavo 1100 eurų pajamų, patyrė 900 eurų ir 50 centų sąnaudų, taigi pelnas per laikotarpį yra 199 eurai ir 50 centų. Toks yra individualios veiklos pajamų ir išlaidų žurnalo pildymas.